Kągi antrajame konfederacijų taurės pusfinalyje susitinka Vokietijos ir Meksikos rinktinės. Čia daugelis labai aiškiais favoritais iš tikrųjų vadina vokiečius, tačiau aš manau, kad komandos turi apylygų šansus. Tikrai manau, kad meksikiečiai gali sukovoti su vokiečiais, gali juos ir nugalėti. Aišku, mes pamatėm grupę etape, kad ši eksperimentinė Vokietijos rinktinės sudėtis taip pat yra galinga. Žaidė gražų atakuojantį futbolą, labai geras jų perėjimas iš gynybos į puolimą, greitos atakos pavojingos. Kraštuose iš tikrųjų puikiai tvarkėsi ir Draxleris, ir Brantas. Grupė etape tai Vokietija buvo rezultatyviausia komanda, mušė daug įvarčių, bet iš tiesų jie susitiko tik su vienu savęs vertu varžovu, tai buvo Čilės rinktinė. Ir su Čilė sužaidė 1-1, o man Meksika netrodo labai silpnesnė už Čilę ar galinti mažiau nei čiliečiai. Todėl aš galvoju, kad laukia gera kova. Meksikos komandą mes puikiai matėme su Portugalais, atrodė solidžiai ir man atrodo būtent su Portugalija jie sužaidė geriausias kol kas savo rungtynes, kurios baigėsi lygiosiomis 2-2. Su Naująja Zelandija buvo eksperimentai, buvo žaidžiama faktiškai antra sudėtimi, rezultatas pasiektas ir turbūt tos rungtynės buvo, iš kurių išvadų mažiau galėtume daryti. Su Rusija šiaip startavo sunkiai Meksika ir klibėjo šiek tiek gynyboje, nežinau kodėl buvo toks blogas startas, bet po to perlaužė rungtynės, aišku, įvarčiai tokie buvo palydėti ir truputėlį sėkmės, bet aš manau, kad Meksika yra geresnė komanda už Rusiją paprasčiausiai ir visiškai pelnytai atsidūrė pusfinalyje. Vėlgi sunku labai prognozuoti baigti šito pusfinalio, kas žengs į finalą, aš tikrai sakau, kad šansai yra apylygiai ir būtent po tokių išvadų ir renkuosi savo statymą Eurofutbol iššūkiui, tai yra Meksika nepralaimės pagrindinio laiko, yra mano pasirinkimas, koeficientas manau yra visai neblogas už tai tokį įvykį, jo labiau tai nėra statymas, kad Meksika pateks į finalą, tenkina lygiosios pagrindinio laiko arba meksikiečių pergalė ir aš visiškai nenustebčiau, jeigu čia mes pamatytumėm pratęsimą, nes, kaip žinome, pusfinaliuose dažnai tas futbolas būna atsargesnis ir pratęsimai yra labai labai dažnas reiškinys, galėjome tuo įsitikinti ir per Portugalijos Čilės susitikimą. Taigi aš renkuosi statymą, Meksika nepralaimės pagrindinio laiko.